Evangelija pagal Joną, kurį ką tik tai klausėmės, 8 skyrius, 31-42 eilutės, mums Jėzus primena, kad esame visi nusidėję ir stokojam Dievo garbės, o jeigu esame nusidėję, vadinasi, esame nelaisvėje. Tai iš ties nėra lengva pripažinti, jeigu suprantame laisvę tik vienapusiškai, jeigu, pavyzdžiui, mūsų tėvynė yra laisva šiuo metu, bent jau iš išorės, čia nėra kažkokios tai okupacinės kariuomenės, mes galime kalbėti savo gražią kalbą, turime savo vyriausybę, yra demokratiniai rinkimai, tai tikriausiai esame laisvi. Bet jeigu būsime sąžiningi, ko gero teks pripažinti, kad Jėzus yra teisus. Jisai nebuvo, bet jisai yra teisus. Ir mums yra prašymas. Tai, kad tu ir aš esame nelaisvėje, tai faktas. Dabar tai, kad tu žinai, kad esi kažkurioje vietoje savo gyvenimo srityje, sakoma, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Tam tikroj srityje, jeigu jautiesi esąs vergas, o tų priklausomybių, kiek žinau, yra priskaičiuojama oficialiai 150 rūšių, dabar gal net ir dar daugiau atsirado su socialiniais tinklais. Tuosiu kaip tokį gal net ir pavyzdį, toks šiuolaikinis žmogus, kuris negali paleisti išmanaus telefono savo rankoje. Viskas, tau galas. Sveikas atvykęs, esi normaliai pagautas ir negali paleisti. Kaip ta beždžionėlė pagauta, įkišo ranką į stiklainį, kur buvo obuolys. Taip gaudė beždžionės. Kažkas iš mūsų norėjo pasityčioti ir tie, kurie mano, kad jisai nėra beždžionė. Pažiūrėk, kaip atrodo šiandien. Įkišai ranką ir niekaip negali paleisti, o nepaleidęs viskas. Taigi, dabar prašo Viešpats, siūlau bent gavėnios laike išsilaisvinti. Kaip tai galima padaryti? Pirmiausiai atsiverskime Dievo žodį ir taip, kaip jūs šiandien padarėte didžiausia dauguma, sako, pasistengkite perskaityti ir išgirsti dar kartą, ką aš sakau. Kalba Jėzus, Dievas kalba. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa jūs padarys laisvus. Ir primena, kad taip, tavo vergystės, mano vergystės būsena, jinai nors yra, bet jinai yra laikina. Vergas neamžinai namuose lieka, jis neamžinai kaip ta pagauta beždžionėlė. Bet sako, vienintelis, kuris lieka šiuose pasaulio namuose, tai yra Jėzus. Ir jeigu Jėzus tave išvaduos, tu būsi išties laisvas. Ir pažinti tiesą, vadinasi, skaityti Dievo žodį ir būti ne tik klausytus, bet būti iš karto vykdytus. Ir dabar toks labai konkretus veiksmas. Viešpats prašo labai elementariai išpažink kada nors tiesą apie save, savo būseną. Tai reiškia, katalikiškai, kada paskutinį kartą buvai išpažinties. Kai mes einam išpažinties, tai yra viena labai konkreti, praktiška dalis tapti laisvu. Taip, galbūt tu vėliau kažkur tai eidamas gal padarysi vieną kitą klaidą, netame yra esmė. Kol esame žemėje, esame trapus, mes griuvinėdami einame į pažadėtą žemę, pats Jėzus prisėmė mūsų prigimtis irgi nešdamas kryžių, griuvo ir nesykį, taip, kad čia gėdytis nereikia. Klausimas tame, kai nugriūni, parpuoli, suklydai, ką darai toliau? Sakai, aš kaip visi toliau liksiu gulėtame purve, ar vis dėlto kelsiuosi, kaip sako tas jaunėlis sūnus, kelsiuosi iš to jovalo, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangų ir tau, nesu vertas tavo vaikų, priimk mane bent samdiniu. Toks klaidingas požiūris ir mums yra didelė rizika, kai mes esame panašaus nusistatymo kaip šitie religingi žydai, kaip jiems buvo sunku įsivardinti,
kad jiems reikia išsilaisvinti, nes juk jie yra Abraomo vaikai. Jie yra išrinktosios tautos sūnus ir dukros. Ką tu mums čia kalbi dabar? Sako, mūsų tėvas Abraomas. Ir jie netgi turėjo ir toks posakis 1001 būdų argumentuotai sutriuškinti oponentą. Toks dabar yra medingas žodis prieš rinkimus - oponentą. Na ir ką, papylė jam tam tikrų kaltinimų. Sako, mes nesame pavainikiai ir turime vieną tėvą Dievą. Mes nesame pavainikiai. O štai išlindo galai. Jie priminė žydai, tuometiniai ir Jėzaus pažįstami giminaičiai. Pavainikis tai reiškia mergos vaikas. Vakar šventėm Švento Juozapo iškilmę. Taigi jie priminė jam, ką tu mus gali aiškinti, mergos vaikė. Mes žinom, kad Juozapas nėra tavo tėvas. Nu, kokie tavo kriterijai? Jeigu dabar nuleisim mumis visus ant žemės tokią šiandieninę realybę, pabandykit kam nors vyriausybei pasakyti tiesą. Koks bus reikalavimas? Jie kartais taip įžūliai sako, o ką tu esi baigęs, kad tu man aiškintų? O aš diplomą turiu, nesvarbu, nusipirkęs ar ne, bet va, esu baigęs bakalaurą. O tu ką esi baigęs? Nu, esu ten dar kažką baigęs. Įsivaizduokit, argumentas daryti nesąmonės, netgi vyriausybinių lygmenių yra diplomas. Juokinga. Juokinga per ašaras. Ir jeigu tu neturi Dievo išminties, jeigu tu Dievo žodžio neskaitai, tu esi visiškas, nes neturėtų supykti. Visi tie, esi visiškas kvailiukas. Tokia geroj formai. Gudrus kvailiukas. Ir tave mausto per visus galus. Bet vieš pasako, aš tau siūlau, nepasilik, tai buvai kvailiukas. Kad nors Bibliją atsiversk. Tie kunigai, kuriuos aš jums pasiunčiu, pas popiežius, kurį pastačiau tarnauti bažnyčiai. Aš prašau jūsų, klausykite, ką jie sako. Galbūt ne visada elkitės taip, kaip jie kartais daro. Ir Jėzus yra užsiminęs apie savo metų vyriausiusius tuos kunigus, dvasininkus, sako, jūs klausykite, ką jie sako, mokymas geras. Tik sako, nesielkit kartais, kaip jie padaro kokią nors nesąmonę. Taigi, mylieji, gavėnė, keliaujam toliau ir būkime drąsus, nusižeminkime, prieikime iš pažinties, klausykime, ką sako viešpas ir žiūrėk, finalas galbūt ir toksai, kad paskutinė teismo diena būsi įvertintas tokiais viešpaties pažadėtais žodžiais. Kai sugrįšiu ir pamatysiu tave, kuris paklausai mano žodžio. Šaunusis ir ištikimasis tarne, įeik į mano amžinai džiaugsmą. Amen.